jis jau turi turėti reikšmę. Dabar, jeigu nenurodysime antro argumento, klaidos nebus. Jeigu funkcijai nenurodėme b reikšmės, b reikšmė bus lygi 15. Bet jeigu mes funkcijai perduosime antrą reikšmę, tada kintamajam b bus priskirtas 20. Pirmiausia žiūrima, ar šiam kintamajam yra nurodyta reikšmė. Ir tik tada, jei čia reikšmės nėra, tik tada šiam kintamajam priskiriama ši reikšmė. Jums gali kilti dar vienas klausimas. Kokia nauda iš funkcijų? Kodėl negalima be jų? Kam jas naudoti? Atsakymas labai paprastas. Jūs labai dažnai pateksite į tokią situaciją, kai tam tikras kodo dalis busite priversti kartoti daugybę kartų visame kode. Tai yra nepatogu mažiausiai dėl dviejų dalykų. Pirma, bereikalingai išauga jūsų kodo apimtis. Antra, jeigu bent vienoje iš tų besidubliuojančių dalių kažką pakeisite, tai teks tą patį padaryti su visomis likusiomis dalimis. Kiekvieną iš jų atskirai susirasti ir pakeisti. O jeigu jūsų programa susideda iš 100 failų, kurių kiekviename yra daugybė kodo, tai jums tiesiog nusibos tos failus ir tikrinti. O štai funkcija. Vieną kartą ją užrašėte ir toliau naudokit kur norit. Jeigu bus poreikis patobulinti funkcijos kodą, tai tą patobulinimą pakaks padaryti vienoje vietoje. Ir jis automatiškai ims veikti visame jūsų kode ir visose failuose, kuriuose ta funkcija bus iškviečiama. Funkcija atsakymą gali grąžinti dviem būdais. Su return arba su echo. Jei atsakymas grąžinamas su echo, tada čia echo nereikia. Koks skirtumas yra tarp to, ar čia yra echo ar return? Echo yra skirtas generuoti HTML kodą. Kitaip tariant, echo paprasčiausiai išveda į ekraną tekstą. Tik tiek. Patikrinkime šio kreipinio į funkciją reikšmę. Šis 25 yra iš čia, o 0 yra iš čia. Yra dvi atskiros išvestys. Kai iškvietėme šią funkciją, ji iš karto sugeneravo reikšmę HTML kodui. Ta reikšmė yra čia. Tačiau ta reikšmė nebuvo grąžinta funkcijos kreipiniui. Funkcijos kreipinys tuščias. Tokiu būdu mes visiškai negalime kontroliuoti funkcijos rezultato. PVZ. Turime kintamąjį A. Priskirkime jam funkcijos gautą rezultatą. O tada pridėkime prie gauto rezultato 5 ir atspausdinkime jų rezultatą.
ką mes turime? Mes turime 25, kuris yra iš čia, ir 5, kuris yra iš čia. Tai yra dvi atskiros reikšmės. Kodėl jų nesudėjo kartu? Todėl, kad funkcija, suma, šiam kintamajam nieko neperdavė. Ši reikšmė 25 yra ne iš kintamojo a. Kintamasis a yra tuščias. Čia suaktyvuojamas funkcijos blokas. Funkcija sugeneruoja paprastą HTML išvestį. Čia yra tuščias kintamasis a. Na, o čia yra tik 5, nes jo nėra su kuo sudėti. Taigi, kai funkcijoje naudojamas echo, mes negalime perimti funkcijos reikšmės. Funkciją iškviečiam ir toliau jau jos nebekontroliuojam. Ji tampa savarankiška. Kai čia naudojamas return, tada, kai čia iškviečiam funkciją, funkcija atlieka savo darbą ir atgal į čia grąžina reikšmę. Tada mes galime toliau valdyti funkcijos reikšmę. Tada kintamojo a reikšmė jau yra 25. Tada mes galime sudėti funkcijos reikšmę su 5 ir jau bus 30. Taigi, tarp echo ir return, kai jie naudojami funkcijoje, funkcijos reikšmė grąžinti, skirtumas yra tas, kad return visada grąžina reikšmę funkciją iškvietusiam kreipiniui, o echo niekada negrąžina reikšmės funkciją iškvietusiam kreipiniui. Return atveju su funkcijos reikšmė mes ir toliau galime manipuliuoti, o echo atveju manipuliuoti jau negalime. Parašykime funkciją, kuri nustatytų, ar jai duotas skaičius yra lyginis ar nelyginis. Mums reiks tik vieno argumento. Dabar padarykime taip.
Jeigu skaičius yra lyginis ir ten perduoda reikšmę funkcijos kreipiniui ir funkcijos darbą nutraukia. Jeigu skaičius yra nelyginis ir ten ir vėl perduoda reikšmę funkcijos kreipiniui ir funkcijos darbą nutraukia. Ir ten galime panaudoti ir vieną kartą. PHP kalboje funkcijos, sakykime, yra kelių tipų. Tai vartotojo kuriamos funkcijos ir vidinės funkcijos. Vartotojas gali sukurti tokią funkciją arba taip vadinama dar kintamojo funkcija. Praktiškai ji niekuo nesiskiria nuo paprastos funkcijos. Sukuriamas bet koks kintamasis, pavyzdžiui, lyginis. Tada jam priskiriama reikšmė, kuri yra funkcijos pavadinimas. Skaičius. Dabar per šį kintamąjį galima kreiptis į funkciją. Šį kintamąjį lyginis galima naudoti ir kaip kintamąjį, ir kaip funkciją. Kai kintamąjį užrašom su skliausteliais, PHP žino, kad kreipėmės į funkciją, kurios pavadinimas yra kintamojo reikšmė. Kai kintamąjį užrašome be skliaustelių, PHP žino, kad reikia naudoti tik jo reikšmę. Kadangi šį kintamąjį galima naudoti ir kaip funkciją, ir kaip kintamąjį, todėl jis vadinasi kintamojo funkcija. Aš jau minėjau, kad PHP kalboje funkcijos gali būti kelių tipų. Tai paprastos vartotojo funkcijos, tokios kaip ši, tada kintamojo funkcijos, kurios niekuo nesiskiria nuo šios funkcijos, nes abiem atvejais yra ta pati funkcija, tik kintamojo funkcijos atveju funkcija iškeičiama per kintamąjį. Dar yra anoniminės funkcijos, bet apie jas šioje paskaitoje nekalbėsime. Ir yra vidinės funkcijos, būtent apie jas dabar ir kalbėsime. PHP vidinės funkcijos yra įdiegtos į PHP kalbos branduolį. Kai mes įdiegėme PHP interpretatorių, pasiruošėme programavimo aplinką, kartu su juo mes gauname jau sukurtas ir naudojimui paruoštas funkcijas. Šios funkcijos labai palengvina ir pagreitina programuotojo darbą, bei suteikia lankstumo. Kai kurios PHP vidinės funkcijos mums jau pažįstamos iš ankstesnių paskaitų.